Tai labas visiems, tik tais labai greitas pranešimas, kad kadangi editinu vlogą ir pagalvojau, kad gali šiek tiek pasimest žmonės, tai tiesiog įvesiu jūs į kontekstą, kad šitos 2 dienos, kurias dabar rodysiu, yra iš praeito mėnesio, kadangi jas norėjau vis tiek įdėti, nes tai buvo ypatingos dienos, kuomet aš dariau interviu Žalgiriui, tai Žalgirio dubleriams ir Žalgirio futbolo komandai Kauno. Tai tiesiog norėjau jas palikti, kad prisiminčiau pati ir šiaip manau, kad jums įdomu gali būti ir tada jau visas kitas kontentas yra iš šios būtent savaitės, šios 2 Eurolygos savaitės, kovo mėnesio. Tai va, tai gero žiūrėjimo jums ir tiesiog norėjau pranešti, kad būtų toksai įsivažiavimas ir kad negalvotumėt, kad viskas yra iš praeito mėnesio. Labas rytas, tai šiandien yra mano big day, nes yra pirmas filmavimas su Žalgiriu, tai šiandien filmuosiu su Žalgirio futbolo komanda. Lekiam. Second biggest city in Sweden. Labas rytas, aš jau pasiruošusi. Turiu kitą interviu, tai bus su dublerių komanda, kurie kovo gale išvyksta į Eurolygos jaunimo atrankos turnyrą. Visai smagiau gal klausimėlį pasigalvojom, tai bus juokingas, manau, kontentas. Vakar viskas labai gerai praėjo, tai esu labai laiminga ir labai jau laukiu to finalinio rezultato. Tai va. Laukiam, kaip pasibaigs treniruotė. Labas, apsirengus atitinkamai, žalia balta. Tai grįžau tik iš Kauno Žalgirio dublerių. Nežinau, tiesiog labai geras emocijas, kaip matote iš mano veido. Labas. Tai šiandien yra penktadienis. Kovo 1. Tai su pavasariu. Kovo 1 yra ypatinga diena todėl, nes šiandien į Kauną grįžta Eurolyga ir mes žaisime prieš Pirėjo Olympiakos komandą. Tai dabar yra po 9 iki maždaug, aš taip spėju 10 vakaro. Tai realiai visą dieną, tiesiog arenai, bet man tai yra pati pradžia, tai aš tiesiog tuo mėgaujuos. Su arenai. Daug darbo šiandien. Baigėsi rungtynės. Pralaimėjo. Žmonės eina namo. Bele kaip pavargau. Labas rytas. Kovo 19, 8 valandos ryto einu rašyti bakalauro į Kofą. 10:30 turiu savo darbo dienos pradžią šiandien. Šiek tiek vėliau nei įprastai, nes rungtynių diena. Na ir tada jau nuo 10:30 iki pat 11, kokias bus ofisiukė pasėdėta. Einu peškom tiek iš darbo, tiek į darbą, kad gaučiau žingsnių, nes visą dieną sėdėti ofise nelabai gerai. Su rungtynėse Žalgiris žaidžia su Bolonijos Virtus komanda. Dabar yra kažkur 63-62. Išėjau šiek tiek, nes labai skauda galva.
Sveiki visi, vakar tik 12 grįžau namo, 1 valandą užmigau. Bet dabar yra 8 valandas ryto ir aš atėjau į kofą rašyti bakalaurą. Ir tada 10 arba 11 eisiu į ofisiuką. Pusė 7 vakaro, aš esu viena ofise, valgau sriubą ir rašau bakalaurą. Labai greitai praėjo šiandien diena, esu užsisukus tokiame, kai būna tie peliukai užsisuka tam rate. Tai aš dabar esu grynai tame rate, nes atsikeliu, išeinu į darbą, grįžtu iš darbo naktį, einu miegot. Ir viskas taip pat ratu sukas. Tai labai sunku tikrai. Visas kūnas man rodo, kad goda, reikia sustoti jau šiek tiek, arba reikia pailsėti, arba reikia šiek tiek chill, mažiau nervuotis ir panašiai, bet neįmanoma, nes yra labai daug atsakomybių šiuo metu. Viena iš tų yra bakalauras, dėl kitų aš taip nepergyvenčiau. Bet kai yra vienas toks didelis dalykas, tai jisai mane tiesiog ėda. Beje, rytoj Kauno Žalgirio arenoje vyks rungtynės su Baskonija, ispanais. Tai labai laukiu šito kažkaip mačo. Tai pafilmavau treniruotę Žalgirio. Dabar einu į ofisą sukelti viską į Instagramo profilį ir sueditinti. Ir baigęs abiejų komandų treniruotės, tai labai gerai. Tai nu, pailsėti. Pasiėmu išsinešimui dar sriubytę, kad turėčiau ką valgyti vėliau prieš rungtynes. Labas vėl. Vaikštau prie arenos parke, nes žiauriai skauda galva man šiandien. Ir tas skausmas man prasidėjo jau užvakar. Tai nežinau, kas čia vyksta. Bet išgėriau vaistų, kurie nepadėjo. Ėjau pavalgyti, nepadėjo. Tai išėjau pasivaikščiot. Šiaip liko 6% telefone, tai gal visgi pakrausim. Bet grįžau namo po rungtynių, dabar yra 12 nakties. Esu tragiškai pavargus po šitos savaitės. Rytoj yra penktadienis, tai dirbsiu online. Ir rytoj užsirašiau į masažą, nes šiandien tiesiog taip skaudėjo galva, kad taip nervas kažkur yra tenai užspaustas, kad tiesiog vienintelis dalykas, kas gali man padėti, tai tikriausiai yra masažas. Dar viena vyšnė ant torto po Žalgirio pergalės. Bet labai smagu iš tikrųjų. Sakau, galbūt, kai dirbi rungtynių metu, tokiame visame reikale, tarkim šiuo atveju Žalgirį dabar, ar būdavo rinktiniai irgi tokia pati istorija, kad tu visiškai kitaip matai rungtynės. Visiškai kitaip matai rungtynės, nes tu tiesiog turi daryti savo darbą. Tu supranti, kad tu ateini dirbti, o pasimėgauti irgi, bet dirbti pagrinde. Pavyzdžiui, mano darbas buvo arenai, Žalgiriniui, pafilmuoti kontentą, padaryti reelsų kažkokiu. Bet rytoj iš namų dirbu, žinokit, šitą savaitę. Aš galvojau, kad tik aš ją išgyvenčiau. Tai aš ją išgyvenau. Pakankamai neblogai, labai savimi didžiuojuosi. Rytoj dar turėsiu, sakau, darbo su dubleriukais turėsiu papaustinti, nes jie dabar Dubajui, tai turėsiu paustinti kai kuriuos paustus. Pagau jau mėnesius su šiek tiek, mėnesius su gal 2 savaitėm Žalgirį yra, tai
ta prasme, tiesiog esu. Kaip ir praeituose video sakiau, labai laiminga ir niekas nesikeičia dėl šito dalyko. Tai, žodžiu. Čiau. Ir vėl krepšinis. Sveiki. Yra penktadienis, jau šiek tiek filmavau, ką dariau, tai žiūrėjau rungtynės Žalgirio jaunimo, nes jie dabar yra Dubajuje. Tai įkėliau kontentuko į Instagramą ir Facebooką, tai žodžiu padirbau. Turiu eiti į masažą, kuris yra šiaip Laisvės alėjoj, tai čia man prie pat visai, tai labai viskas gerai, nes užkart po pat masažiuko eisiu tiesiog gamintis valgyti namo ir, ar tai nėra idealus penktadienis? Ir dar tai, kad man masažą darys tailandietė. Aš jau tiesiog svajoju apie tai. Renku žingsnius, tai vaikštau po Laisvės alėją. Labai gražu čia vakare. Tai turiu tokį dalyką, čia yra milteliai, vitaminai, imunitetui ir panašiai. Norėjau pasidaryti, va tai va pasidarėm. Labas rytas visiems, dabar yra 12 valandų tuoj bus. Ir aš turiu išeiti, kadangi esu susitarus su draugė susitikti 12:30, nes einame į kino pavasario filmą. Ir man pirmą kartą gyvenime atsiuntė bilietus. Kino pavasaris, kad nueičiau į filmą. Eisime su draugė į filmą Monstras. Nežinau, tikiuosi nebus siaubo, nes šiaip bijau aš siaubo filmų ir stengiuosi nežiūrėti. Tai va, tai realiai tokie ir planukai mano yra. Dabar į kino pavasarį einu, o tada 8 valandą turiu gimtadienį. Jiems nuostabios, gražios dienos, man yra labai gera nuotaika, kaip matote, nes tiesiog pridaviau bakalauro pirmą dalį ir gavau atsakymą iš dėstytojo, tai žodžiu, labai gera nuotaika mano ir ramybė pagaliau mano širdyje, aišku, dar reikės jį rašyti ir čia tik pati pradžia pradėta, bet nusprendžiau pasikalbėjusi su savimi, kad balandis bus balanso mėnesis ir aš tiesiog pasiskirsiu dienas, kada aš rašau, kada aš skiriu laiko savo, kada aš einu sportuoti ir žodžiu. Tai va. Lekiu į Akropolį. Pirmiausia pavalgysim ir tada eisim į kiną. Labai laukiu. Tai vat ką ir sakė. Grįžau namo. Labai įdomus filmas buvo. Grinai kino pavasario vaibų, kur nėra to tokio amerikietiško lėkštumo ir tokio hollywoodinio vaibo. Tai labas visiems, baigiau editinti vlogą, tai tik atėjau atsisveikinti su jumis. Labai dėkoju, kad žiūrėjote, nes šitas vlogas pakankamai ilgas gavosi. Nežinau, kada dabar susitiksim, bet net nebejoju, kad susitiksim. Ir dabar einu jau dirbti su Žalgirio dubleriukais, nes jie dabar Dubajuje žais savo svarbiausias rungtynes. Ir laikome visi čiūras dabar, va, visi, kad jie laimėtų. Tai va. Ciao!